Gruodžio 28, sausio 1 dienomis Berlyne vyko krikščioniškasis susitikimas Taize. Toks pavadinimas kilo iš Prancūzijos, kurioje esantis mažas kaimelis Taize, piligrimų vadinamas Rojaus kampelių žemėje, vasaromis pritraukia įvairių pasaulio šalių tikinčiuosius. Sutikti naujosius metus visi norintys kasmet kviečiami į skirtingą šalį, kur vyksta minėtas susitikimas. Šiais metais Taize, Vokietijoje. Susitikime dalyvavo ir grupelė jaunuolių iš Prienų. Plačiau apie kelionę papasakojau patys. O visiems, kurie galbūt susidomės, siūlome spalio mėnesį prasidėsiančioje registracijoje internete užsirašyti į naujametinį Taizės susitikimą Romoje, kur dalyvaus ir popiežius Benediktas XVI. Kalbamės su jaunimu, kuris neseniai grįžo iš susitikimo Taize, Vokietijoje. Prieš mane sėdi vadovė Ieva, taigi papasakok, kas tave čia atvedė. Kaip pradėjai? Kaip tapai vadovė? Pirmą kartą važiavau į Briuselį su mūsų vadovė Virginija, tikybos mokytoja iš Žiburio gimnazijos. Po to esu buvusi Taize kaimelį pačioj Prancūzijoje ir dar Rotterdame ir dabar į Vokietiją. Ja. Apie šių metų Taize papasakok, kaip sekėsi? Ar sunku buvo suvaldyti šį būrį jaunų žmonių? Šis būrys buvo labai įvairias spalvis. Dėja, į vieną parapiją mes visi netilpom, tačiau esu labai laiminga, kad visi liko gyvi, o aš ne kalėjime. Papasakok šiek tiek, sakai, į parapiją nepakliuvot, kokia ten tvarka, kaip suskirstyti buvo dalyviai? Iš pradžių atvažiuojame į kokią nors mokyklą, tada mus įskirsto į tam tikras parapijas. Kad nebūtų vienoj parapijai iš vienos valstybės, todėl skirsto į skirtingas. Todėl mūsų iš viso važiavo 15, todėl 5 į vieną, 10 į kitą. Kas gali važiuoti į tokias keliones? Gali važiuoti asmenys, turintys 16 metų ir vyresni, bet jei važiuoja 16, turi būtinai lydinti į asmenį vežtis. Ir aišku, visi pilnamečiai ir man atrodo iki 30 ar iki 35. Vėliau gali važiuoti, jeigu yra vadovai. Jūs taip pat neseniai grįžote iš Vokietijos, tai kokie įspūdžiai ir smagu buvo? Turbūt smagiausias dalykas, kokį apturėjau savo gyvenime. Labai daug įspūdžių, smagu, įdomu ir tikrai patariu kiekvieniem važiuoti į Taizės susitikimus, į patį kaimelį, į Prancūziją, nes neišdildomi įspūdžiai. Gyvenote šeimoje. Kokia šeima jums teko? Šeima teko vienišas tėvas su sūnum. Jis dar turėjo 2 dukras, bet mes jų nematėm. Ir, žodžiu, jisai yra budistas, jogos treneris, labai įdomus žmogus, o kalbos tai jam tikrai netrūksta. Ir daug išmano apie istoriją, nes kai pradėjau pasakoti apie Berlyną ir visą, kaip jis atsirado, sieną, istoriją visą, negalim jo nutraukti, 2 valandas tiesiog klausėm akis išpūtę. O kaip suprasti, krikščionių susitikime budistas jums suteikė prieglobstį, tai kaip čia yra? Aš manyčiau, kad Taizė yra tolerantiški visiems tikėjimam, nes daug yra panašumų ir tas visus jungia. Ir dar tik įdomiau gyventi ne tik pas krikščionius ar katalikus, nes jie parodo tą kitą tikėjimo pusę ir tu tada supranti, kuo tu tiki ir kad tai yra irgi labai ypatinga. Tavo įspūdžiai. Kokia šeima tau kliuvo? Man kliuvo vienas vyras, programuotojas, kurį neseniai paliko mergina, bet irgi jisai labai iškalbus, pabuvojęs užsienį, sakęs, kad buvo Anglijoje išvažiavęs 8 mėnesius, pabuvo, tai išmoko anglų. Man rodos, moka tobulai jis anglų kalbą ir kalbą, neužšiausia, tai jau kai pradeda kalbėti ir kalba. Ar antrą kartą važiuotum į tokį susitikimą? Taip važiuočiau, nes čia yra toksai dalykas, per kurį galima pažinti daug kitų kultūrų, galima sužinoti daug kitų papročių ir daug iš ko pasimokyti. Tai ne vien tik tai praleisti galima ten gerai laiką, pažiūrėti, kaip atrodo Berlynas, bet ir nuo to kultūrinių žinių tų pasisemti ir viskas. Esi jaunas vaikinas, naujieji bažnyčioje, gan keistai skamba, tai kaip jūs šventit tuos naujuosius? Nauji buvo patys ne bažnyčia, mes tik tai iš pradžių buvo pamaldos bažnyčia, o po to išėjom žiūrėti visi ferverkų. O pačių naujų šventę mes sutikom Viloj, ten tokioj salėje, visi šventė, aišku, be alkoholio. Ir visi šoko, dainavo ir ten portugalai, ispanai, visi ten užvedinėjo mus.
kiekviena tauta, tarp kitko, pristatė save ir buvo iš tikrųjų įdomi, blaivi šventė. Kokie įspūdžiai iš Vokietijos? Kaip tau ši šalis? Grįžęs iš karto pasiilgau tų žmonių Vokietijos, bet gal labiau pasiilgau ne pačios Vokietijos kaip šalies, bet pačios Taize pasiilgau, nes ten iš tikrųjų įspūdžiai ir patirtis neįkainojama. Ar draugų susiradai užsieniečių? Mes gyvenom su Luku ir gyveno su mum dar viena ukrainietė ir gyveno dar viena Lenkė. Dar bendravom iki šiol, visai smagu. Ar turėjote ten laisvo laiko, galėjote daryti, ką norėjote, ar reikėjo tik melstis ir giedoti? Ten niekas nevertė nei melstis, nei giedoti, tiesiog jie savo norų. Ir buvo, aišku, laisvo laiko, tai aplankėm Berlyną ir taip toliau.